viskas visiems gerai, viskas cool. Ir dar vieną bandysim tokią pat situaciją padaryti, nes paskambino viena mergaitė, sako, labai noriu savo berniukui tai padaryti. Jos vardas yra Zita. Bet čia labai rimtas skambučių būdas. Aš pastebėjau, kad toks daug emocijų sukelia. Taip, tai gerai. Sveikas, dar kartą. Labas, Zita. Taip. Kaip tu? Ko puikiausia, kaip bilietus laimėjau koncertą. Super. Klausyk, Zitutė, tai papasakok apie savo vaikiną. Kas jisai, kiek jūs draugaujat ir kaip čia taip? Mes draugaujam ir tai bus mėnuo. Mėnuo. Jam yra 18, 12. O tau? Gyvena Šventose, prie poliklinikos. Gerai, tai man gal tą pačią situaciją paliksim, kad tu... Na, kad tik irgi savaitgalį buvau tusovkai ir buvo daug tam vaikinų didžioji dalis. Rimtai? Jisai pavydus? Pavydus jisai? Šiaip, pagal nuotaiką šiandien, biškiems vadinau nuotaiką, tai šiandien turėtų būti vadų. Nu, tai manau dar biškį pagadinsi nuotaikas, taip. Tai žiūrėk, vėlgi viskas tas pats. Paskambini, atsiprašai, kad ne iš to numerio kažką ten sumalį, nežinau, ir, sakyk, labai sąžinę užgraužė ir aš noriu tikrai tau prisipažinti, kad aš pati nelindau, bet supranti, kai būna, išgeri ten vieną kitą. Ir op. Ir žiūrim, kas bus. Ok. Nebijai? Jis neužmuš manęs. Neužmuš? Ar užmuš? Tikiuosi. Žiūrim. Gerai. Žinok, man tai kažkaip pastebėjau, kad labai jaudinos už tos žmonės. Prasme, kai ta mergaitė taip sureagavo, tai gal velniai. Jo, bet čia tai jau žiauru buvo. Nu, ir jeigu būtų nepakėlus, tai eina savo. Tautvydas būtų praradęs mergaitę, bent jau parai. Minimum. Gerai, Lukui skambino, jau sujungtas. Tai okay. Po to, kaip tu pasakai, aš įvažiuoju kartu su tavimi. Klausau. Labas, Lukai. Čia kas skambina? Kai tai kas skambina, gražiausia. Aš? Užsislaptinus. Telefonas nudūsiu, tai iš kitas skambino. Bet vis tiek užsislaptinus. Gausi. Tai, žinok, yra tokia dėla biškė. Kokia? Biškė negerų naujienų turiu tau. Jau. Atsimeni, kad aš tau sakiau, kad pas Deimantę švęsiu gimtadienį. Nu. Žinau, buvo ne kas tenais, tau nemalonu bus tai išgirsti. Kas? Kas? Buvo to neištikima iš tikrųjų. Alo? Piečiu. Sorry, žinok, tikrai sorry. Dėl to koncerto, dėl visko tikrai sorry. Nežinau, kaip tu elgsis, bet tikrai sorry. Vis supranti, biškį alkoholį padaugino ir viską. Neversk alkoholį čia viską. Ką? Ne alkoholį esmė. Alio? Sako, ne alkoholį esmė. Na, taip biškį gal. Na. Aš bent jau kiek tos svarbus esu. Jonai! Įsigandai, ar ne? Labas, Lukai, radijos stotis ZIP-FM, mes tave išdūrėm. Jėga. Taip nesikėjau. Tai va, Zita, tavo panelė, paskambino man ir sako, pabandom taip pat išdurt, kaip prieš tai porelę, žodžiu, pasakyti tokią nemalonę naujieną. Iš tikrųjų, Zita buvo ištikima ir yra ištikima tau. Ir būsiu. Ir bus, va. Ja. Nu, išgazdinat. Nu, bet ta tyla tokia, žinai, aš galvojau, kada čia tą džinglą leis, bet kad tu nieko nepasakai, tai sakau, reikia dar palaukti to momento, kuomet arba pasiūsi ją, arba... Bet tu sureagavai labai taip ramiai. Ne alkoholyje, čia esmė, sako. Tai kažkaip... O kokios mintis, kas pasakė ir kas tau buvo? Tipo, nulinko rankos, ką norėjai daryti?
Net nežinau, tai buvo labai keista ir taip nežinau, kažkaip norėjęs pas ją nuvaryti iš karto, nubėgti. Rimtai? Geras. Gerai, tai ačiū Lukui tau. Zita, nepadėk ragelio, sutarsim dėl prizo, gerai? Tvarkoj. Iki. Na vat, dar viena porelė padalyvavo.